Bendrapiliečiai, man garbė būti kartu su jumis. Taip pat turiu kalbą raštišką, bet neskaitysiu. Advokatai žino, kad kai jie skaito kalbas, niekas nesiklauso jų. Mane pakvietė pabandyti paaiškinti, o kasgi nutiko, kodėl mes atsidūrėme tokioje situacijoje, kai mūsų parlamentas, kuris yra labai svarbi institucija, mūsų rinkta, nusprendė užsipulti visuomenę. Nusprendė pasiimti daugiau galios, negu jam yra skirta mūsų konstitucijoje. Matau, kad čia yra daug žmonių, kurie yra tokio amžiaus, kurie tikrai dar jų nebuvo, kai šitoje valstybėje mes pirmą kartą balsavome atkūrus nepriklausomybę, priimant mūsų konstituciją. Jų tėvai balsavo. Tas dokumentas yra šventas. Tai yra mūsų sutartis ir nuo to, kaip mes juos laikysimės, priklausys, ar šitoj valstybėje bus darna, ar mes žengsim į priekį, ar mes turėsim pakankamai laisvės gyventi taip, kaip esame nusipelnę. Ar vis dėlto atsiras tam tikros institucijos, kaip dabar nutikę yra su mūsų parlamentu, kurie nuspręs, kad mes neturime teisių. Kad jų teisė priimti įstatymą tokį, kokį jie nori, yra aukštesnė negu mūsų konstitucija. Kągi sako mūsų konstitucija? 25 straipsnis. Laisvė rinkti, gauti ir skleisti informaciją. Tai yra žmonių laisvė. Tai yra ne parlamento laisvė, o tai yra žmonių laisvė. Iš šito straipsnio kyla Iš šito straipsnio atsirado ir taip pat konstitucinė institucija visuomeninis transliuotojas. Pabrėžiu, jis turi būti visuomeninis transliuotojas, ne politikų transliuotojas, ne vyriausybės transliuotojas, o visuomenės transliuotojas. Jis atrodo yra labai paprasta suprasti, tapus parlamentaru, kokios yra tavo teisės ir kokia yra tavo vieta pagal mūsų sandarą konstitucinę. Tačiau matome, kad tas valdžios galios poreikis, troškimas, jis yra tokio dydžio, kad žmonės atėję nebesupranta, ką jie daro. Jie negali išspręsti elementarių klausimų, kuriuos jiems privaloma išspręsti, kad nebūtų mums gėda dėl jų toliau. Iki šiol, pabrėžiu, mūsų parlamentarai iki šiol gali pasislėpti nuo atsakomybės baudžiamosios parlamente, prisidengę Seimo mandatu. Jie apie tai nieko nedaro. Iki šiol mūsų parlamento narys gali sėdėdamas kalėjime būti toliau parlamento nariu. Apie tai, ką jie turėjo padaryti seniai, jie nieko nedaro, neva jiems neužtenka laiko sutarimo. Bet kai reikia jiems susitelkti, didinant savo galias, nutildyti žurnalistus, užvaldyti visuomeninį transliuotoją, jie yra pakankamai susitelkę ir pakankamai efektyvūs ir pakankamai greiti. Ką tai rodo? Tai rodo, kad kiekvienai kartai, taip pat ir šitai kartai, kur stovi šitoje aikštėje, teks ginti mūsų konstituciją visomis išgalėmis. Prieš einant į šitą mitingą paskambinau savo dėstytojui, savo profesoriui Sinkevičiui, kuris yra buvęs taip pat teisėjas Konstitucinio teismo, vienas iš mūsų konstitucijos tėvų. Ir aš klausiau jo, profesoriau, ką pasakyti žmonėms? Jo atsakymas buvo labai trumpus ir aiškus, beje, jisai kažkur čia žadėjo būti aikštėje. Jo atsakymas buvo toks, jiems nepavyks. Jiems to padaryti nepavyks. Norėčiau priminti taip pat ir amerikiečių žurnalisto, rašytojo Marko Tveno palyginimą, kuris yra labai taiklus
ir prisijungti prie daug metaforų, kurios buvo išsakytos. Jo žodžiai priskiriami jam skamba maždaug taip. Tarp politikų ir tarp kūdikių vystyklų, šiandien pampersų, yra daug kas bendro. Todėl juos reikia dažnai keisti dėl tų pačių priežasčių. Jokių būdų nenoriu sumenkinti mūsų parlamento kaip institucijos. Mes demokratinėje valstybėje, teisinėje valstybėje visuomet turėsime turėti parlamentą. Esame atstovaujamoji demokratija, turėsim rinkti žmonės, kurie atstovaus mus. Bet jeigu atsitinka taip, kaip šiandien atsitiko ta situacija, mes iš tikrųjų turime ir patys dažniau pažvelgti veidrodį, ar tikrai mes sugebame pasirinkti tinkamai. Kita vertus, dėl savo ilgesnio amžiaus patirties noriu priminti ir pasakyti, kad šitas mitingas nėra nei pirmas, nei paskutinis mūsų protestas prieš bandymą pažaboti laisvą žodį. Tai yra būdinga visiems politikams, tiek kairiai, tiek dešiniai. Yra buvę visokių atvejų, yra buvę tam tikrai įvykiai, kurie buvo nuskurdinę privačią žiniasklaidą. Pabrėžiu, kad žurnalistika yra labai sudėtingas dalykas. Tie žmonės, kurie dirba tą darbą, turi labai sudėtingą misiją, ypatingai visuomeninių transliuotojų žmonės. Jiems tenka tarnauti visai visuomeniai. Teisybės dėliai, visuomeninis transliuotojas nėra ir tik žurnalistų transliuotojas, jis yra visuomenės transliuotojas. Todėl jų atsakomybė ir jų pasirengimas tai misijai gyvendinti yra susijęs su labai sunkiu darbu. Nes mes visi esame biologinės būtybės, visi turim savo jausmus, emocijas, požiūrius ir taip toliau. Ir rasti tą visuomenės vektorių, kuris veda šalį į priekį, nėra taip lengva. Tam reikalinga didelio pasirinkimo profesinio brandos žmogiškosios brandos. Ir to mes iš jų tikimės. Bet jų laisvė yra būtina sąlyga tam, kad jie galėtų dirbti ir galėtų mums duoti informaciją, kuri mums leis nuspręsti patiems, kas yra mūsų šalyje, kas vyksta, kas ką padarė, kas ko nusipelnė, kokie yra tikrieji politikų sprendimų padariniai mūsų valstybei. Pabrėšiu, kad mūsų valstybėje šiandien turime garsių mokslininkų, pasaulyje pripažintų technologijų, garsių sportininkų. Turime milijardų vertės bendrovę šiandien. Pabrėžiu, visa tai padaryta yra ne politikų, o žmonių. Iš kur tai atsiranda? Iš kur kyla tas talentas, ta sėkmė? Iš žmonių laisvės. Laisvės tame tarpe esminės turėti ir gauti objektyvią nepriklausomą informaciją. Todėl tie žmonės šiandien, kurie nori atimti tai iš mūsų, padiktavę tam tikrą redakcinę politiką, išcenzuravę tam tikrus žurnalistus, klėdintis apie valstybinius užsakymus, visa tai yra nukreipta prieš mūsų laisvę. Ir tą turime labai aiškiai suprasti ir turime prieš tai kovoti. O parlamentarams, ne parlamentui kaip institucijai, tiems, kurie yra šitoje kovoje prieš mūsų laisvę, turėtų būti didelė gėda. Ačiū.